Sveiki, mėly žiūrovai. Įdomus toksai naujas formatas. Sugalvojom padaryti video apie inžineriją, iškelti šiek tiek į viešumą patį inžinerinį visą pasaulį, nes manom, kad tai tikrai yra labai aktualu, turbūt ne vienam iš jūsų. Taip pat esam surinkę patirtį ir iš skirtingų įmonių, iš skirtingų universitetų ir tikrai matome reikalingumą aptarti tokių temų svarbą, kadangi matom, kaip kitose pasaulio valstybėse inžinerija labai yra vertinama, labai jinai žiūrima su tokiu dideliu potencialu. Nes pati inžinerija tai yra kažką kurti, kažką daryti, kurti prototipus, padėti pasauliui tobulėti, judėti prieki. Matom, kad inžinerijos dėka pakylam ir į kosmosą, nereikia nuvertinti netgi ir paprastesnių dalykų, kurie kuriami pramoniai, industriniuose sektoriuose. Ta inžinieriaus specialybė, jinai tokia tikrai labai plačiai pritaikoma ir tikimės, kad šių pokalbių metu mes išnagrinėsim ir atskleisim šitos specialybės svarbą, būtinumą, reikalingumą Lietuvos pramonėje. Turėsime daug skirtingų svečių, daug skirtingų pašnekovų. O šiandien man kompaniją palaikys Kauno technologijos universiteto doktorantė Laura, kuri taip pat studijuoja mechanikos inžinerijos doktorantūros studijas kaip ir aš. Ir šiandien panagrinėsime temą per studentų, per darbdavių, per moksleivių, per mokinių prizmę ir pabandysime įsigilinti, kur slypi tam tikros problemos ar geri dalykai, kas yra skatintina, ką reikėtų visoms šalims, visoms pusėms daryti, kad tą dalyką sustiprinti, kad įvyktų ta, sakykime, koreliacija, kad tie inžinieriai, studentai, absolventai pateisintų darbdavių lūkesčius. Ir tikrai manau, kad tiek darbdaviams, tiek universiteto atstovams, kaip darbdavio atstovams tikrai šios įžvalgos padės labiau galbūt prisiminti tam tikrus dalykus ar įžvelgti tam tikrus aspektus per mūsų bandymą samprotauti šią temą. Ir tikimės, kad jums labai patiks. Taigi, Laura. Man taip pat smagu būti čia ir įtariu, bus tikrai įdomi diskusija. Puiku. Pradėkim. Aš tai manau, kad metai iš metų šiuolaikiško studento apibrėžimas keičiasi. Kas buvom mes, kai stojom, ir kas dabar, tai visai skiriasi studento lūkesčiai, studento mintys. Bet pavyzdžiui, studijų programų populiarumas, sakyčiau, išlieka toks pats. Humanitariniai mokslai, socialiniai, medicina. Kai aš stojau, dar buvo informatikos mokslai itin populiarūs. Taip. Bent jau, sakykime, aš bakalaurą anksčiau studijavau, tai tuo metu labai ypač buvo populiaru baigti vadybos kažkokios studijų krypties specialybę. Ir tiesiog tą diplomą pasidėti stalčių ir sakyti, aš turiu aukštąjį mokslą, diplomą, bet realiai tiems šiuolaikiškams studentams šiai dienai įdomu, kas aktualu, nes prieš kelis metus turbūt būdavo tas toksai populiarumas IT srities programavimo, bet rinka jų tiek daug prikepė, tiek Vilniuje, tiek Kaune, visose miestuose labai buvo populiaru ir visi tie specialistai išsivažinėjo po užsienį, ir mes lyg ir prirašėm specialistų, netgi ir primaitinom ir užsienio rinkas tai specialistais, bet šiai dienai jau nebereikia, ypatingai per tą prizmę, kad mes turim dirbtinį intelektą, kur, tarkim, man reikia programos, aš parašau kokį kodą ir jisai man išmeta. Tai šiai dienai ta turbūt tas patrauklumas į tas specialybės jau turbūt visai kitoks. Šiom dienom tu pats gali būti
būti geras informatikas, jeigu į pagalbą šalia pasisodins dirbtinį intelektą ir bendradarbiausi kartu su juo. Ir tada sakys, kaip tu čia parašiai programą. Parašiau. Įdomu, kaip su tom inžineriniam visom kryptim ir studijom, nes tarkim, žinom, kad medicina vis laik buvo populiari, bet žmonės, aišku, labiau ten turbūt iš entuziazmo, ne kiekvienas gali sugebėti būti mediku ir visi tie dalykai, ten kraujo baimė, bet kaip manai, ar šiuolaikiški studentai bent kiek mąsto ir žiūri į inžinerinę kryptį? Kaip su šia sritim? Inžinerinė sritis vis labiau populiarėja, sakyčiau, ir labai didelis dėmesys socialinėje erdvėje, įvairių reklamų, STEAM mokymas mokyklose. Pamatė, kad inžinierių trūkumas ir bando juos kelt į dienos šviesą šitą studijų programą, bet kažkaip studentai nenoriai renkasi, bent jau taip atrodo. Vis tiek lieka populiaresni humanitariniai, socialiniai mokslai. Galbūt dėl to, kad inžinerija susijus su matematika, fizika, kas mokykloje yra tokie kaip ir kietesni dalykai ir ne bet kas gali juos suprasti ir tada įsivaizduoja, kad ir studijos bus tokios pačios, daug to tikslumo, tai reikia būti, manau, tiksliukų, tikrų, kad galėtum būti ir puikiu inžinierium. Čia galbūt netgi galim prieiti ir prie tos temos ar klausimo, kaip būti puikiu studentu, nes viskas galbūt slypi ir ne pačiose studijose, ne pačiose moduliuose, bet turbūt slypi pačio studento indėlyje, kaip jisai studijuoja. Vat kaip ir minėjai, yra daug tiksliųjų mokslo, matematika, fizika, chemija. Tai galbūt čia dar atsispindi ir tas studento toksai požiūris į tas visas studijas ir taip toliau. Taip, geras studentas, manau, turėtų pasižymėti tokiu požiūriu, kad kiek pastangų įdės tokį rezultatą ir turės. Ir sakyčiau, žvelgiant iš šitos perspektyvos, labai svarbu būti ramiam pačiam prieš save. Turiu omeny, kad nesvarbu, koksai bus galutinis rezultatas, bet jeigu tu jausiesi, kad padarėjai viską, ką galėjai tą akimirką, išnaudojai visus savo turimas žinias, tai jeigu rezultatas nebus maksimalus, bet bent jau negalėsi savęs dėl to teisti, nes tu padarėjai tą, ką galėjai. Ką dar iš gero studento savybių galėčiau išskirti, tikriausiai laiko planavimas. Nes bent jau magistro studijose, kurias derinau kartu su darbu, tas buvo labai reikalinga ir šiaip pagalvojus. Tai kuo daugiau veiki, tuo daugiau padarai. Iš tikrųjų toks gan skamba keistai, bet tikriausiai pritarsi, kad galiausiai vis tiek nuveiki tą, ką reikia, randi laiko, nes pradedi planuoti tą laiką. Taip, be abejo. Be visų šitų dalykų, juos visus turbūt aprišti galima per tokią entuziazmo prizmą, ne? Bandant efektyviai studijuoti, daugeliu atveju tenka išgirsti iš studentų ir tokių dalykų kaip kabutėse nereikalingi studijų moduliai. Sako, kam mums tie reikalingi integralai, kam ta matematika, kam tie vektoriai. Tikrai tekia tokių pasakymų girdėti. Taikomoji matematika, ir turbūt visokių kitokių, ypatingai jau užbėgant įvykiams už akių, kalbant apie mechanikos inžineriją, daugybę kartų tekia girdėti yra, kam ta chemija, jinai visiškai nereikalinga. Mes neskaičiuosim tenais tų lygčių ir nieko ten neprastinsim gyvenime ir panašiai. Tai kaip tau yra tekę susidurti su šitais kabutėse nereikalingais studijų moduliais? Kaip ir minėjau, tokius pasakymus girdėjau tikrai dažnai, pradedant nuo mokyklos, kam man ta matematika, jeigu aš jos nepanaudosiu, ar aš taikysiu Pitagoro teoremą savo darbe, ką man tas reikalinga. Universitete irgi buvo bent jau pirmus 2 metus, kartais
tikrai girdėdavau tokių pasakymų, net ir pati pagalvodavau, kad tas nebus pritaikoma praktiškai, bet tada kažkaip pradedi galvoti, kad tokie visokie, kabutėse, nereikalingi moduliai kažkaip prideda tokių bendrųjų žinių, praplečia tavo žinias ir tiesiog žinios, tarkim, apie elektrą arba chemiją praverčia platesniam kontekste žvelgiant, o pavyzdžiui, matematiniai uždaviniai, tai vadinami integralai, tai patį mąstymą, sakyčiau, lavina, kuris padeda sprendžiant įvairias inžinerinės problemas. Paminėjai Pitagoro teoremą. Prisiminiau įvykį darbe. Buvo tokie vizualinės apžiūros mokymai. Važiavom su kolegomis mokintis ir į Mažeikius, ten atvykdavo specialistai iš kitų šalių, kurie mokino. Na ir darbe, norint apskaičiuoti suvirinimo siūlės skerspjūvio geometrijas, kampinės suvirinimo siūlės, na, iš tikrųjų darbė iškilo klausimas ir išsidiskutavom iki to netgi, kas yra Pitagoro teorema, kaip apskaičiuoti įžambinės ilgį ir taip toliau. Grįžot prie pačių pagrindų. Tikrai taip grįžom prie tos matematikos ir iš tikrųjų prisiminiau laidą Ar gudresnis už penktoką, ne, kažkaip taip vadindavosi anksčiau. Tai vat, čia turbūt daug net nereikia žiūrėti, kaip studentai mokinasi universitete ir sako, kad jiems čia nereikės, kam reikia matricas, tas pačias, ne, prisiminkim ir taip toliau, bet toli žiūrėti nereikia. Netgi jau pačioje mokykloje, kaip mokinamės matematiką, niekada nežinom, kada jinai grįš į tą gyvenimą ir ypatingai, jeigu žiūrėsim per tą inžinerinių krypčių visą prizmę. Tai tas tikrai turbūt nevertėtų vartoti tų savokų, kad nereikalingi studijų moduliai, nes, na, vis tiek ta akademinė visuomenė turbūt žino, kas yra reikalinga ir iš kokių tų modulių reikia sudaryti tą visą studijų kryptį. Ir nereikėtų turbūt niekada skubėti nuvertinti ir nurašyti. Geriau tikrai sąžiningai pastudijuoti, pasimokinti ir kaupti tą savo tokį portfelį, tokį žinių bagažą. Nežinai, kada tu galėsi atsidaryti tą bagažą ir pasiimti reikalingą mintį ir žinią. Ir grįžtant prie chemijos, tai kad ir nagrinėjom medžiagų, metalų cheminę sudėtį, tai vėlgi matom tą žodį chemija. Taip. Kiek procentaliai sudaro. Kas gali pasakyti, kad inžinerijoje chemija nereikalinga. Būtent, o ypatingai kalbant apie mechanikos inžineriją ir apie medžiagų cheminę sudėtį, metalų cheminę sudėtį, tai tikrai labai svarbus aspektas ir jisai labai smarkiai įtakojantis visokį, sakykime, ir tų pačių medžiagų pasirinkimą, kadangi turi būti supratimas, kokie elementai viduje yra ir kokių reikia tam tikroms problemams išspręsti. Taip, ir ką kiekvienas elementas suteikia metalo lydiniui. Taip, be abejo. Taip, kalbant apie tuos nereikalingus studijų modulius ir apie pačią matematiką, kur jinai gyvenime praverčia, čia turbūt iš karto galėtume grįžti atgal į mokyklą. Sutinku. Atgal į mokyklos suolą. Pabandom. Ar norėtum grįžti atgal į mokyklą? Šiaip, iš tikrųjų, tai visai norėčiau, gan geri prisiminimai susiję su tais mokyklos laikais, tikrai bent jau, nežinau, savaitę pasimokyti kaip moksleivė, būtų visai smagu sugrįžti. Kaip manai, skiriasi dabar mokymo programa visą nuo to laiko, kaip paskutinį kartą į mokyklą? Manau, skiriasi, nes švietimas, mokslas toks dalykas, kuris žengia vis į priekį, nes reikia prisitaikyti prie besikeičiančių ir šiuolaikiškesnės pamokos turi būti ir visa kita. Ir sakyčiau, kad įprasta, tarkim, daug kalbam apie matematiką, tai, sakykime, matematikos pamoka tikriausiai atrodo kur kas kitaip, nes grįžtant šiuolaikinis mokinys, studentas labai nori, kad būtų jam įdomu, o juos sunku sudominti, tai šiuolaikiniai mokytojai turi stengtis. Turbūt paklausius vakaro žinias panoramą, pasidomėjus pačioj politikoje, galima turbūt daug rasti ir kritikos, ypatingai iš
viešų žmonių, liečiant tas švietimo visas sistemas, dabartinę situaciją. Na, didžiausia problema, ne tai kad problema, bet tas toksai aspektas, jeigu kalbam apie tą inžinerinės, ne profesijos, o inžinerinės specialybės pritraukimą, tai jau pačioj mokykloje turbūt yra tas, kad tų pačių ir specialistų trūksta mokytojų, na, čia tie turbūt įtakoja visokie politiniai sprendimai ir panašiai. Bet kaip tu mokinaisi mokyklai, ar tu atsimeni, kad kas nors būtų kada nors minėjęs apie inžinerinės specialybės, apie patį inžinerinį mokslą? Tas, sakyčiau, nebuvo dar labai akcentuojama. Iš tikrųjų, apie tai, kad aš noriu būti inžinierė, tai kaip ir pati sugalvojau, negaliu sakyti, kad mokykla prisidėjo prie tokio sprendimo. Čia aš, pavyzdžiui, dar būdama moksleivė po 11 klasės turėjau patirties dirbant gamybos įmoniai. Buvau pakuotoja, bet galėjau stebėti, kaip dirba inžinieriai, kurie valdo pačius gamybos procesus, ir jau tada pasirodė įdomu pati gamyba. Ir tada, jau kai reikėjo rinktis galiausiai studijų programą, pagalvojau, kad gamybos inžinierija visai neblogas pasirinkimas. Tai va, aš pati kaip ir radau tą inžineriją. Tokia istorija. Įdomu moksleiviams, kurie galbūt, na, ne visiems vienodai išeina. Pavyzdžiui, mergaitėms yra kitaip, jos mokykloje, sakykime, subręsta anksčiau, ateina ta realizacija kitokia. Berniukams yra kiek kitaip, jie tokie vėjavaikiai, sakykime, mane, baigia mokyklą, baigia 12 klasių, tada dar nesuvokia, kas nutiko ir stoja vos nekur papuola. Na, aišku, čia negaliu sakyti, kad taip visą laiką būna, bet aš kaip mokyklą baiginėjau, tai na, tikrai trūko to tokio aiškumo ir apsisprendimo, kur galima būtų eiti ir panašiai. Ir šiandien, turbūt kalbant, mokyklose turbūt trūksta to tokio pateikimo, kas yra inžinerija, kas tai per mokslas. Inžinieriai, ką jie daro, Kas jie tokie? Kas jie tokie, nes, tarkim, būna tėvų dienos, ne, ateina tėvai, tai moksleiviai, mokiniai labai gerai žino puikiai, kas yra policininkas, medikas, gaisrininkas, gelbėtojas, teisininkas, ne, visos tos populiariausios specialybės, kur visi žino, ką čia tie žmonės veikia, koks jų indėlis ir panašiai. Bet tų inžinierių, aš bent jau tai tikrai pasigedau ir turbūt dabar galėčiau sakyti, kad tikrai į tėvų dienas turbūt, jeigu ir yra tų inžinierių, jie neina, nesijaučia, kad verti, kad tą specialybę būtų verta pristatyti. Tai šitą požiūrį turbūt iš esmės irgi reikėtų keisti ir visus inžinierius paskatinti, kad jie, jeigu, sakykime, jų vaikai mokinasi mokyklose, eiti ir pasakoti apie šitą dalyką. Taip, eiti pasakoti, bet žvelgiant iš kitos pusės, jau mokyklos pradeda organizuoti ekskursijas į inžinerinės įmonės, bet sakyčiau, kad ir tos ekskursijos turėtų būti efektyvios. Tokios ekskursijos metu, sakyčiau, svarbu parodyti ne tik visokią gamybinę įrangą, procesus, bet, kaip ir minėjai, supažindinti, ką veikia tie patys inžinieriai, kaip atrodo jų darbo diena, kokios yra jų užduotys kasdieninės ir ką jie turi nuveikti, kad tie matyti gamybiniai procesai veiktų sklandžiai. Čia, manau, yra itin svarbu. Ir šiaip įmonės turėtų ugdytis tokį požiūrį, kad ateinantys moksleiviai, studentai yra potencialūs jų ateities inžinieriai. Ir tiesiog skirtam pakankamai dėmesio ir laiko, kad sudomintų moksleivius, studentus ir galbūt tada moksleivius paskatintų rinktis inžinerinės specialybės, o jau esamus studentus po studijų ateiti pas juos dirbti.
Taip, kad, mėly inžinieriai, prašom keliauti į mokyklas, skleisti savo specialybę, garsinti ir pamatysite ateityje tai duos vaisių. Viešinant ir aukštinant tą visą inžinerinę specialybę, turbūt įmonėms reikėtų dėti šiek tiek daugiau pastangų ir daugiau indėlių. Nesakau, kad visos įmonės vienodai, jos elgiasi. Yra tikrai įmonių, kur deda daug pastangų ir stengiasi visaip sužavėti, važiuoja į mokyklas, kalbina moksleivius, tikrai yra entuziastingų inžinierių, kurie pasiryžę įtraukti tuos moksleivius, papasakot, ką veikia inžinieriai, kokios jų savybės, kaip jais tampama, ką reikia daryti, norint jais tapti. Bet jeigu imti taip Lietuvos mastu, jeigu visos įmonės užsikrėstų tuo tokiu gerų pavyzdžių ir dėtų pastangas ir indėlį į mokyklas, specialistai važinėtų ir moksleiviams pristatytų apie save, papasakotų. Yra įmonių, kur tikrai ir važiuoja tiek universitetus, tiek į mokyklas, bet tos prezentacijos dažnai būna apie įmonę, ką jinai veikia, kiek jinai uždirba, kokius čia pastatė daiktus. Toks, žinai, kaip promotionas šiek tiek jau labiau saugusiai auditorijai, kad ateikit čia pas mus dirbti, čia mes ten uždirbam daug pajamų, turim gerą pelną. Bet reikėtų galbūt akcentuotis ir daryti tokias prezentacijas įmonė, kas žmonės yra įmonė, kokie žmonės. Nes kaip ir per patį KTU Wanted teko bendrauti su, ne su moksleivis, bet su studentais, bet tai vis tiek yra ganėtinai jauni žmonės, tai ir iš pirmo, ir iš antro kurso ateina ir jie sako, mums baisu, jie nuvažiuoja į įmonę, jiems baisu, nes nėra tokio žmogiško ryšio, žinai, daugeliu atveju tiesiog paleidžia jauną žmogų ir sako, tu dabar žiūrėk, sako, va čia pasivaikščiok, Susipažink, pažiūrėk, ten didžiuliai agregatai sukasi, dinamika kažkokia, ten kažkur presai, ten staklės tekina, frezuoja. Sakau, mums baisu, išgąsdina. Bet jeigu mes paimsim ir pateiksim per žmogišką santykį, kad ateis žmogus ir pasakos, aš esu inžinierius, aš veikiu tą ir aną, sprendžiu problemą, skaičiuoju, kiekvieną dieną mąstau, kaip darbą įvykdyti efektyviai, sklandžiai, operatyviai, dirbu su kitų žmonių komanda, su taip pat puikiais specialistais, šauniais kolegom ir komandiniu darbu išsprendžiam tam tikras užduotis ir panašiai. Manau, tie moksleiviai irgi kitaip tada pradėtų žiūrėti negu tą tokį sunkią techninę prezentaciją, kur turim 10 staklių, 100 darbuotojų ir ten uždirba milijoną. Taip, tikrai pritariu tau, tas toks supažintinimas moksleivio su, pavyzdžiui, įmonės užsakymą vykdymo procesu. Nuo ko prasideda, prasideda nuo vadybininko, tada, technologas žiūri, ar pagamins ar ne, tuomet konstruktorius projektuoja, ruošia gamybai brėžinius, įvairias programas, tada gamina ir kiekviena grandis yra itin svarbi ir tada moksleivis galėtų galvoti, kurioj grandy yra jo vieta ir kad viskas priklauso nuo žmogaus ir jo asmeninių savybių, sakyčiau. Ir čia turbūt būtų galima paminėti netgi, gerai pasakei, kaip moksleivis pamatytų savo vietą šitoj grandiniai, šiaip turbūt reikėtų panagrinėti klausimą, kaip moksleivis gali sužinoti, kaip jam sužinoti, kad jisai galbūt nori būti inžinieriu, kad galbūt jisai gali būti inžinieriu. Kaip, kokie yra tie tokie hintai, angliškai pavadinkim, užuominos, kad, galbūt aš galiu būti inžinieriu. Kodėl būtent aš? Toks tikrai klausimas keliantis apmąstymų. Tai kalbant apie tas užuominas, vaikystėje, kaip galima pastebėti, kad vaikas turi to potencialo tapti inžinieriu, kaip galima nuspręsti arba įtarti, ne? Tarkim, skaičiau straipsniuose, mokslininkai tyrinėjo vaikų
polinkius į tam tikras rytis ir vėliau padarė išvadas didžiąją dalimi, kuo jie tampa. Tai vienas iš tokių atvejų buvo susidomėjimas Lego kaladėlėm. Ir aš pagal savo patirtį galiu pasakyti, kad mano visa vaikystė tai buvo ant Lego kaladėlių realiai. Turėdavau 2 dėžės didžiulės, pilnas kaladėlių. Pasirinkimas didelis. Taip, ir pas mane tie statiniai būdavo ir visokie Titaniko laivai, ir kosminiai visokie erdvėlaiviai, nors aš tuo metu net nežinau, kaip jie ten gali atrodyti, nes ten per televiziją gal 1-2 serialus tik tais rodydavo ir tai tų laikų tas, sakykime, filmų ta grafika nebūdavo tokia, kad ten galėdavo pademonstruoti labai daug ten tų detalės, kaip tas iš tikrųjų atrodo. Jo, tos sukurtos grafikos daug nebuvo, ant vaidybos buvo viskas paremta. Bet ta vaizduotė ant tiek veikdavo, kad kažkokie tik kosminiai laivai išeidavo. Jau tuo metu vaikystėje mąstydavau tą konstruktyvą. Ir iš tikrųjų, pastatyti didelį konstruktyvą, tai reikėdavo iš tikrųjų pamastyti. Negalėdavai ten dėti ir jeigu ten belia kaip sudėsi, kelsi, nulūš ir subirės viskas. Reikia, kad pati konstrukcija nebūtų per liauna, būtų stabilumas. Būtent. Inžinerija. Inžinerija, nes tikrai reikėdavo pamastyti, kur sustiprinti, kaip padaryti, kad nenulūštų ten ar kitur. Nes, tikrai, kiti turbūt dėl to ir meta tą dalyką. Bando, bet galbūt nėra kažkokios mentorystės iš šono ar dar kažkur nieks nepadeda ir pabando nesąmonę ir sako, čia mašinėlę pasiimsiu, pavažinėsiu. Bus paprasčiau ir viskas. Ir tas, matai, pastatai konstrukciją, matai, kad jinai šiek tiek siūbuoja ir kaip ir sakai, kur sustiprint, kad būtų stabilumas, galbūt viršui per daug svorio, galbūt reikia perkelti į apačią. Toks įsijungia tikrai inžinerinis mąstymas šitoje vietoje. Tu minėjai, kad visą vaikystę praleista su Lego kaladėlėm. Aš irgi galiu antrą pavyzdį pateikti, kad vaikystėje aš irgi žaidžiau su Lego kaladėlėm ir netgi jos kartais atrodė įdomiau nei lėlės. Puikus inžinerinis pavyzdys. 2 Lego kaladėlių ekspertai. Taip. Susirinko. Galim važiuoti į mokyklas ir dėstyti apie Lego kaladėlės. Tai gerbėmieji, jeigu norite ugdyti inžinierius, pripirkit vaikams Lego kaladėlių. Jau bus tikrai geras žingsnis link inžinerinio mąstymo ir tikrai savo inžinierius. Mano laikais, pavyzdžiui, dabar kas yra, ko nebūdavo tada Lego Technics, ne? Dabar nuostabios galimybės. Robotika. Iškart einat į robotiką, iškart atsiranda netgi įsijungia programavimas. Kiek dabar visokių dalykų yra su Lego Technics. Rubiką, kubiką išsprendžia, ne? Visokie šiaip robotai, ten for fun žaidimai, rušiuoja ten pagal spalvas, važiuoja ten ir taip. Šiai dienai galimybės tai tikrai kosminės ir tikrai visos galimybės yra tėvams netgi ugdyti tuos, sakykime, inžinierius. Bet vėlgi priklauso nuo pačio vaiko, ar pas jį yra tas noras, polinkis ir panašiai. Čia turbūt jau kaip žvaigždės duoda šitas dalykas. Taip. Ir kalbant apie tuos ugdytinus dalykus, apie tą visą mokyklos amplua ir panašiai, galim turbūt išeiti ir į tą visą sampratą, kas tas inžinierius, kokios jo tos savybės. Kad žmonėms, tiems patiems vaikams mokykloje, jeigu tu pasakoji, įmonių atstovai, jeigu pasakoji apie inžinierių, kas jie tokie? Nes pavyzdžiui, Lietuvoje turbūt pritrūksta to tokio garsinimo, to tokio parodymo, kas jie tokie yra, ką jie veikia. Paimkim Ameriką, ne? SpaceX, Tesla, Elonas Muskas. Ten visi žino, jeigu tu nori ten papulti, tu turi studijuoti inžineriją, tu turi būti inžinierius. Ir tas dalykas yra labai gerbiamas ir jeigu tenais eini inžinieriaus pėdomis, tai ten tikrai, sakykime, reikia įrodyti netgi savo vertę. Reikia pasižymėti puikių loginių, analitinių mąstymų. Turi puikiai spręsti uždavinius, nes ten kiekvieną dieną vis kažkoks uždavinys, kurį reikia išspręsti. Kodėl Lietuvoje to trūksta? Kodėl nėra taip Lietuvoje? Aš sakyčiau, tiesiog
Lietuvoje tas ateis palaipsniui. Dabar tas inžinerinis mąstymas, visą kitą, kad reikia inžinierių, yra, kaip ir sakyčiau, ant bangos. Ir tikiu, kad vieną dieną ir Lietuva galės susilyginti su Amerika. O dar jeigu grįžtant prie inžinierių savybių, tu paminėjai, kad loginis, analitinis mąstymas, bet aš manyčiau, kad geram inžinieriui svarbus ir minkštieji įgūdžiai, pavyzdžiui, darbas komandoje, nes imant gamybos įmonę, gamyba yra viena didelė komanda. Kiekvienas padalinys, skyrius, kiekvienas žmogus yra tos komandos narys ir yra labai svarbi grandis, todėl susikalbėjimas, bendradarbiavimas ir grįžtant mokėjimas dirbti komandoje yra labai svarbios savybės. O dar kas prie minkštųjų įgūdžių priskirščiau, tai būtų elementarus kūrybiškumas. Tas inžinieriai, nors atrodo, kad čia kieta specialybė, tik tikslumas, bet ir kūrybiškumas yra itin svarbus. Pavyzdžiui, jeigu reikia priimant sprendimus, reikalingi kūrybiški sprendimai. Pavyzdžiui, iš sulenktos konstrukcijos padaryti suvirintą, kad būtų įmanoma pagaminti, arba kaip supaprastinti konstrukciją, kad būtų lengviau pagaminama, greičiau atliekamas užsakymas. Visa tai, sakyčiau, yra kūrybiškumas. Ar galim pasakyti, kad inžinierius turi būti ir šiek tiek menininkas? Manau, kad taip. Kalbant tokia mintis, man iš karto į galvą šauna, pabandysiu kada nors ją kur nors pavartoti. Esu geriausias menininkas tarp inžinierių ir geriausias inžinierius tarp menininkų. Taip, visiškai teisingai. Taip susimastai, bet supranti, kad visiška tiesa. Ir gerai pagalvojus, iš tikrųjų, per visą savo darbinę patirtį, kurią esu sukaupęs, pažįstu nemažai inžinierių, kurie turi užklasinę veiklą, laisvų metų, sakykime, domisi muzika, muzikantų yra, kurie groja įvairiais instrumentais. Na, dainuojančių dar nesutikau, bet taip, tas meniškumas tikrai atsispindi tam inžineriniam kontekste. Netgi kažkada yra tekę matyti ir tokį posterį internete, kad reiškias, jeigu domiesi muziką, menu, žaidi video žaidimus, vaikystėje mėgai tas pats Lego kaladėlės. Grįžtam prie tos pačios temos. Inžinerinė specialybė kaip tik tau jinai tinkama, teik ir galbūt atrasi save. Nes kitą kartą turbūt galima įtarti, kad į inžineriją turintis žmogus, turintis polinkį tą inžineriją, kartais jisai turbūt eina ne ten, kuriam turbūt vertėtų būti. Nes tikriausiai tiesiog nesugeba atpažinti savęs kaip inžinierius. Inžinerinės savybės, na, turbūt labai reikėtų į šitą irgi dalyką atsižvelgti, kaip ir sakyti, tos minkštuosius dalykus. Bet aišku, ir kitų nereikia pamiršti. Svarbios visos teorinės žinios, visa kita. Čia toks inžinierius yra kietųjų ir minkštųjų savybių derinys. Bandant išryškinti ir panagrinėti inžinieriaus specialybės tą patrauklumą, turbūt dar galima susidurti ir su tokiu stereotipu, kaip sako, kam tie inžinieriai bus reikalingi. Dabar jau visur robotai atsiranda, visur viską gamina robotai, bet iš dalies tai yra tokia klaidinga nuomonė, kadangi jeigu mes kalbam apie robotus, nereikėtų įsivaizduoti, kad yra cechas ir tame ceche dirba ten 20 robotinių rankų, ten dar gal 5 robotai kaip žmonės vaikšto ir ten viską daro ir ten viską supranta kaip žmogus ir ten nereikia ten žmogiškojo tikrojo indėlio. Bet taip nėra. Taip, tikrai nėra. Esmė tame, kad tu atvykęs į tokią pažangę įmonę, tai akivaizdu, kad pamatysi daug tų robotų ir tikriausiai nei vieno žmogaus. Bet nereikia pamiršti, kad tuos robotus turėjo kažkas programuoti, kažkas turėjo sukurti jiems užduotis,
padaryti, kad viskas veiktų sklandžiai ir visą tai padarė inžinierius. Nes aš puikiai atsimenu iš studijų modulio, kaip programavom robotą ir kiek laiko užtrunka suprogramuoti, kad jis tiesiog detalę perkeltų iš vienos vietos į kitą. Taip, puikiai šitą modulį atsimenu, atrodė labai paprasta užduotis. Netgi gal sugalvot, ką robotas turi daryti, atrodė lengviau nei tą padaryti praktiškai, nors daug kas pasakytų, kad čia elektronikos įrenginys, tu jam padarai viską, suprogramuoji ir jisai daro, bet tas buvo tikrai sudėtingiau, tikrai prisimenu šitą. Taip, ir nekalbant apie užprogramavimą, ką robotui veikti, kokios jo funkcijos, bet pati priežiūra. Paskiau taigi reikia juos ir prižiūrėti, ir taisyti, ir įvairiausių gedimų atsiranda. Ir nereikėtų įsivaizduoti, kad jeigu inžinierius dirbantis su robotiniam sistemam, kad jisai vieną kartą kažką padarė ir paskui geria kavą, geria arbatą ir ar ten iš vis įmonė įdarbina 025 etato ir čia, žinai... Ir jau nebereikia jo. Jo, tai va, tie stereotipai galbūt irgi tokie iškraipyti, šiek tiek netinkami, nors mes turbūt Lietuvai dar ir neturim daug pavyzdžių su šita sritim. Mes turbūt vis tiek dar esam neišlipę iš to tokio didelio žmogiškojo indėlio, nes vis tiek daugelį įmonių stovi tiesiog staklės, dirbo operatoriai ir irgi dar labai tokia opi, aktuali tema, labai gerai, jeigu dar yra prižiūrintysis personalas, aptarnaujantis personalas, kas irgi prisimenant gamybos plėtros modulę, matėm, kad labai svarbus ir aktualus dalykas aptarnaujantis personalas, kuris irgi įneša labai daug aiškumo, gaivaus tokio oro, nes jeigu įmonė daug metų dirba ir patys staklininkai visą laiką prižiūrėjo stakles, keitė tepalus ir taip toliau, ir įmonė pribrendo prie to, kad reikalingas aptarnaujantis personalas, tai tikrai galima jausti, kaip atgaivos atsiranda tiems operatoriams. Nes daug nuimama nuo jų atsakomybės ir tu gali labiau koncentruotis į savo tiesioginius užduotis. Taip, ir link ko aš linkstu, kad aptarnauti įrenginius, ne tik su jais dirbti, taip pat yra inžinerija, taip pat ten reikalingos inžinerinės žinios. Ten neužtenka ateiti, tarkim, būti kažkokiu automechaniku, kur tekdavo taisyti važiuoklės, keisti tepalus ir panašiai, bet ten reikalingos inžinerinės žinios, nes jeigu atidarysime dangčius, mes ten rasime krumpliaračius, velenus, turėsime turbūt skaičiuoti perdavimo laipsnius, nes yra tokių įrenginių, kur niekur neparašyta, kaip juos sutaisyti. Gamintojas tik nurodęs priežiūrą, nurodęs viską, ką turi pagal įstatymus, pagal C ženklo reikalavimus, bet ne visi tikrai parašo, kaip taisyti gedimą vienokį ar kitokį, arba kas gali sulūžti dėl vienokio ar kitokio veiksnių. Tai čia vėl reikalingos labai aukštos inžinerinės žinios. Bet tavo šitas pasakojimas būtent ir priminė vieną magistro studijų modulį inžinerinių įrenginių priežiūrą, kur tas buvo akcentuojama. Tuomet kalbėjai apie velenus, krumpliaračius, visą kitą. Tai vėlgi tokios žinios tikrai buvo mokomos universitete, netgi atsimenu patys projektavom reduktorių, skaičiavom perdavimą, parinkom velenus, krumpliaračius, guolius, visą kitą. Tai tu projektuoji reduktorių, jeigu susidursi su reduktorium savo darbe, jau žinosi, kas tai yra, kas veikia ir kokie galimi gedimai. Kaip manai, šiai dienai kompetencijos, kurias ugdo universitetas, ar jos pakankamas, ar galbūt kažko trūksta, ką galėtų universitetas dar papildomai mokinti? Na, žvelgiant iš mano patirties, tai man adaptavimasis įmoniai buvo tikrai gal nesudėtingas. Aš atėjau su pakankamu žinių bagažu ir galėjau atlikti užduotis, kurių įmonei reikėjo, ką mano pareigos reikalavo. Ir kaip ir
tikrai nereikėjo daug laiko, kad išmokt. Aišku, įmonė kiekviena turi savo specifiką, savo įrenginių galimybės, ką galima gaminti, ko negalima. Bet vien tas suvokimas, supratimas apie gamybinius procesus, kokie jie yra ir panašiai. Aš buvau technologė ir būtent darbas buvo susijęs su technologijų parinkimu, medžiagų parinkimu, pasiimi detalės brėžinį, kurį atsiunčia klientas ir matai, kokių procesų reikės, kad išklotinę pjausim lazeriu, tada lenksim staklėm, dažysim. Jei turim 2 detalės, jas reikės suvirinti, kokį suvirinimo būdą pasirinkti. Tai kiekvieną dieną spręsdavau tokius inžinerinius klausimus, bet, sakyčiau, tikrai žinių buvo pakankamai, kad galėčiau pradėti dirbti. Tai grįžtant prie klausimo, sakyčiau, universitete įgyjamos pakankamos kompetencijos. O kaip manai, iš kur ateina tas toksai pasakymas iš darbdavių pusės, kad paruoškit mums inžinierius, nes dabar kokie ateina, reikia visko mokinti iš nulio, visko reikia mokinti iš naujo. Kaip manai, kas čia per fenomenas? Ar pas darbdavius tos procedūros, tie procesai ant tiek pakitę, kad jie iškreipia inžinerinį vaizdą? Ar tiesiog geri specialistai, pabėga iš Lietuvos arba pabėga į kažkokias tarptautinės įmonės, užsienio kapitalo įmonės Lietuvoje ir Lietuvos gamintojai gal dėl to neranda tų inžinierių? Kur čia gali būti priežastis šito? Aš sakyčiau, šitoj vietoje gali būti daug priežasčių. Grįžtant pačioj pradžioje aptarinėjom apie šiuolaikinį studentą. Galbūt šiuolaikinis studentas yra kitoks nei, tarkim, tu ar aš. Jis nori, kad gautų viską paprasčiau, lengviau, galbūt ne tiek daug motyvacijos turi mokytis, galvoja, kad kuo greičiau tą diplomą gauti ir turėti tą tokį išsilavinimą. Tada, kalbant apie pačias įmonės, sakyčiau, kad kai inžinierių yra toks trūkumas, labai opi problema, kad trūksta darbuotojo, įmonė nori, kad iš karto atėjęs naujas darbuotojas ar studentas iš karto atliktų užduotis be įvairių mokymų ir viso kito, bet sakyčiau, tas nėra išvengiama, nes pakeičiant netgi iš vienos įmonės į kitą, kaip ir minėjau, tu turi išanalizuoti įmonės specifiką, visą kitą ir kol tu esi mokymosi procese, tau reikalingas žmogus, kuris tau padeda, tada natūraliai atsiranda toks kaip ir negeras dalykas, nes tas žmogus, kuris moka, negali savo darbą atlikti, tai aš tikrai tikiu, kad tas naujoko apmokymas yra opus klausimas kiekvienai įmoniai. Sakyčiau, tų veiksnių priežasčių yra labai daug. Čia netgi prisimeniau, prieš 5 metus turbūt būdavo skelbimai, kaip įmonė ieško inžinieriaus atitinkamos srities. Ir visur būdavo reikalavimas patirtis ne mažiau 3 metų, patirtis ne mažiau 2 metų. Paskui atsirado patirtis ne mažiau 1 metų. Ir absolventui, šviežiai baigusiam, kaip jam kandidatuoti tokią darbo vietą. Jeigu iš tavęs jau reikia patirties turėti 1 metus. Tai, bet labai džiugu, kad darbdaviai persilaužė šitoj vietoje, jie suprato, kad reikia šiek tiek lankščiau pažiūrėti, šiek tiek minkščiau pasižiūrėti. Ir čia galima prieiti netgi prie to viso dalyko į tą tokį nusistovėjusi konservatyvų požiūrį iš darbdavių pusės, kaip tie įsitikinimai. Studentas atėjo, reiškia, jisai čia išsimokino, žino geriausiai už visus, ką reikia daryti, iškart turi problemas išspręsti. Turbūt darbdaviams kartais pritrūksta to tokio minkštumo ir tokio, drįsčiau pasakyti, netgi pagarbesnio požiūrio į studentus, nes kartais tikrai jie tokie būna labai nurašomi iš karto, bet reikia nepamiršti, kad tai jaunas žmogus, kuris neturi tiek daug ryžtų, kaip jau, sakykime, ten 15-10 metų dirbantys žmonės.
jam nėra tos drąsos tokios, jam viskas ganėtinai nauja. Tai jis taigi įmeta į gamybą, prie staklių ir išspręs, užduotis, bet jam reikia laiko, reikia adaptacijos. Šitas dalykas greit neateina ir turbūt galim grįžti prie to dalyko ugdymo. Įmonės turi pasižiūrėti tą dalyką ir šiek tiek lankščiau, minkščiau žiūrėti ir investuoti savo laiką, ugdyti tuos inžinierius, publikuoti, akcentuoti. Labai geras dalykas turbūt pasikliauti netgi tas socialinės medijas, dėti įvairius video, nedėti nuotraukų tenai, sakykime, ta prasme, reikia dėti nuotraukas, bet neužsibrėžti, neužsidaryti, kad tik dėti nuotraukas ir viskas. Reikia turbūt, kaip sakant, žaisti vabank, filmuoti, kaip gaunasi, taip gaunasi, eiti gamybą su telefonu paprastai įsijungus ir kalbinti žmonės kažkokius, nežinau, kažką tokio daryti ir... Kad būtų ta inžinerija daugiau matoma visur. Taip. Kad gavosi, nesigavo, pajokauti, humorą kažkokį jungti, tiesiog pakalbinti tos pačius žmonės kažkur ir tie jauni žmonės pamatys, kad tai yra, tie patys žmonės, kaip ir šeimoje, visose aplinkose, kad viskas ten yra irgi labai žmogiška, labai paprasta prizmė ir tau tiesiog yra tokia terpė save realizuoti, parodyti, kaip tu moki spręsti vienokius ar kitokius uždavinius ir nereikėtų išsigąsti tų įrenginių ir ten manyti, kad ten, Jėzus, kaip ten baisu, kaip ten sulyginti su kažkokiu, nežinau, siaubu, baubu ar dar kažką. Tiesiog, kaip ir vaikystėje, žaidžiam su tais konstruktoriais, statom su tom kaladėlėm. Reikėtų turbūt perjungti tą mąstymą, kad tam tikrą prasme tie įrengimai irgi kaip kažkoks konstruktorius, kaip Lego, nes jisai irgi viskas keičiasi, viskas remontuoja. Išimsim vieną dalį, dėsim kitą, modernizuoti galim. Daug visokių neapibrėžtų, sakykime, viskas priklauso nuo tavęs, nuo tavo matymo, nuo tavo realizacijos, ane? Kaip tu suvoki ir ką tu gali. Tai reikia plėtoti ir skatinti visą šitą turbūt dalyką. Taip, aš tikrai tau pritariu ir viskas tas, ką papasakojai, kažkaip siejasi link vienos išvados, kad šiuolaikiniam žmogui labai svarbu nebijoti iššūkių ir išeiti iš komforto zonos. Nes, pavyzdžiui, tam tau vienas dalykas atrodo baisus, atrodo nesupranti nieko, bet kai įveiksi, padarysi, suprasi ir susidursi ateityje su kažkuo panašaus, tai atrodys viskas paprasta, lengva ir tada suprasi, kiek daug išmokai ir esi kur kas daug profesionalesnis tokius problemų sprendime. Išėjimas iš komforto zonos visada yra sėkmingas dalykas ir atrodo bijai, bet vis tik reikia daryti. Kaip manai, kaip motyvuoti jaunus žmonės pasirinkti tą tokią inžinerinę kryptį, kas jiems gali padėti, ar tai tam tikri žmonės, asmenys, ar tam tikri aplinkos veiksniai, kas gali motyvuoti? Aš manau, kad tokiam jaunam žmogui gali būti labai didelė motyvacija, jeigu tarkim šeimoje, giminiai yra inžinierių, tada tas žmogus jaunas gauna įvairių žinių apie tai, girdi įvairių pasakojimų, tada tokiam žmogui nereikia, kad, kaip ir minėjom, kad inžinierius atvažiuotų į mokyklą ir papasakotų apie savo darbo dieną. Jaunas žmogus gali pakalbėti su savo teta, dėdė apie tai, ką jis veikia ir tą suvokimą gauti. Mhm. O jeigu kalbant, sakykime, nebūtinai, galiu papildyti, nebūtinai galbūt iš tokios artimos aplinkos, bet motyvuoti taip pat, manau, puikiai galėtų ir tam tikri visuomenės veikėjai. Vat ir kalbam, kaip išpopuliarinti, kaip paskatinti visą tą inžinerinę specialybę. Turbūt mums Lietuvoje pritrūksta tų tokių veikėjų, kurie galėtų labiau apie tai kalbėti, labiau tą pateikti ir panašiai, kad tie jauni žmonės turėtų
iš kur pasižiūrėti, iš kur pasisemti tų minčių. Lygiai taip pat ta motyvacija turėtų nenutrūkti ir jau studijuojantiems inžineriją, ne? Čia irgi turbūt galima pamastyti, kaip motyvuoti jau studentus studijuojančius mechanikos inžineriją ar nebūtinai mechanikos. Aš manau, kad tos motyvacijos galėtų pridėti įvairios praktikos ir kad pamatytų studentas tą darbo specifiką kur kas anksčiau negu baigiamaisiais metais, nes studentas į įmonę ateina su tvirtom teoriniam žiniom, bet praktinės žinios iš pat pradžių šiek tiek atsilikę ir kol praktinės žinios nesusilygina su teoriniam, tada studentas, manau, naujas darbuotojas jaučia šiokį tokį diskomfortą, galvoja, kad jisai yra prastesnis negu jau ilgamečiai darbuotojai, o tai, manau, tame turėtų būti. Ir čia turbūt atsiranda tas darbdavių nepasitenkinimas, kad kodėl studentas jaučiasi nejaukiai. Jam gal tada pradeda atrodyti, kad jam nepatinka darbo vieta, kad galbūt nepatrauklus darbdavys. Tada atsiranda tas toksai iškraipimas, kad jauni žmonės patys nežino, ko nori, arba tenais jų lūkesčiai pernelyg nepagristai dideli, ne? Ir tada atsiranda tas toksai nesusikalbėjimas, kuris iš tikrųjų jo galima ir išvengti. Sakyčiau, dar tas labai akivaizdu, jeigu, tarkim, įmonėje yra kaip ir didelis amžiaus skirtumas, tarkim, tarp naujoko ir tarp daugumos skyriaus darbuotojų. Sakyčiau, tie jau patyrę inžinieriai, studijos jau buvo kitokios, kitaip jie viską išmoko, matė. Ir dėl to tas toks požiūris kitoks į naujoką, jeigu jis yra jaunas specialistas. Čia galim netgi pritempti prie tokio tolerancijos klausimo, nes tikrai yra tokių atvejų, kaip ir sakai, skirtingos kartos nesupranta viena kitos ir dažnai pritrūksta tos tolerancijos, to nesupratimo, tiesiog nenoro suprasti. Pavyzdžiui, tie jau patyrę inžinieriai daug ką pripratę, tarkim, žiūrėti spausdintinius brėžinius, jiem, pavyzdžiui, 3D modeliai nėra efektyvu, bet atėjęs jaunas specialistas nori skaitmenizacijos, nori, kad jo darbą palengvintų kompiuteris, pavyzdžiui, Excelio skaičiavimai. Tikrai jaunas specialistas nenorės rašyti knygutėj skaičiavimų. Jiem atrodo, kad sumažėtų klaidų tikimybė, jeigu būtų įdarbintas tokiam darbui kompiuteris. Ir toks, kaip ir sakai, požiūrio skirtumas tarp kartų, manau, akivaizdus, jeigu jis yra. Paradoksas galbūt netgi dar ir tame yra, kad kalbant apie tą patį Excelį, jis jau nueinanti programa iš tikrųjų inžineriniuose skaičiavimuose ir turim daugybę programų, kurios galėtų jau pakeisti tas klasikinės programas, kad ir tą patį MATLABą galim puikiai pritaikyti inžinerijai. Bet sakyčiau, jeigu įmonėj Excelis iki galo nebuvo įdarbintas, tai MATLABui dar tikrai per anksti. Reikia pradėti žingsnis po žingsnio lipti į kalną. Taip, tikrai taip. Neužšokti daugiau negu... Nes jeigu Excelis, tai sakyčiau, MATLABas yra patobulinta Excelio versija. Tai taip ir atsiranda tokie nesusikalbėjimai, kaip jaunas žmogus, jis jau mąsto į ateitį, ne? Jis jau žiūri tas jų pažangesnės programas, simulacijas, skaičiuoti konstrukcijų stiprumui, kaip pavyzdys. Taip. Ir nuėjęs į įmonę, jam atsiranda, sakykime, lūkesčiai, kurie pagrįsti per visai kitokią prizmę, galbūt ne visi tą inovatyvumą supranta vienodai. Ir atsiranda tas tada toksai nesusikalbėjimas ir galbūt, aš sakau tik tais galbūt, tai yra viena iš priežasčių, kodėl išsigąstama tos inžinerinės profesijos, ne?
tuo labiau, kad lyginant tas skirtingas kartas, tie žmonės augia kitokių laikotarpių, jie yra griežtesni, kietesni, sakykime, ne, užsigrūdinę. Tikrai jie turi gerų savybių, bet iš kur atsiranda tas toksai nesupratimas vieni kitų ir atgrasimas ir baimė, tai galbūt galima pažiūrėti iš tokios paprastos, žmogiškos prizmės, kur tiesiog skiriasi disciplinas, skiriasi visas tas mąstymas. Ir tada atsiranda tam tikras nesusikalbėjimas, tada atrodo įprasta, lengva gamybinė problema sunku išspręsti, nors užtektų tiesiog susėsti ir pakalbėti. Taip, ir ko galima iš tikrųjų tikrai studentams, absolventams pasimokyti iš kitos kartos inžinierių, tai to tokio skūros užsiauginimo, to tokio streso suvaldymo, nes dabar tikrai jauniems žmonėms sudėtingiau tą stresą valdyti, nes jie ne visi pamato tų tokių problemų, kiti net neįsivaizduoja, kad kažkur pramoniai gamybai gali egzistuoti tokios problemos, kurios sukelia stresinės situacijas. Nes žmonės iš tikrųjų ganėtinai paprastai, daug nereikia, kad sukelt įtampą, sukelti stresą. Ir šiuolaikiški žmonės, sakykime, jie nematė tų tokių laikų, kaip anksčiau būdavo, kur tos kitos disciplinos žmonės užaugę tenais yra ir jie dabar kitaip neįsivaizduoja, tiesiog pas juos išsiugdžiusi tą discipliną ir jiems tai atrodo normalu, jiems atrodo, kad taip reikia. O jaunas žmogus nenori tiek daug taisyklių, tiek daug suvaržymų, nori, kad galėtų turėti savo nuomonę. Taip. Ir jisai išsigąsta pakelto tono, pakelto balso. Taip, jeigu žiūrint per tą tokią etišką pusę, per tą tokią kultūrinę pusę, taip, tas pakeltas balsas, pakeltas tonas, ten griežčiau išsakytos frazės, jų dabar vis stengiamasi vengti ir jos galbūt neneša tiek daug naudos, bet galbūt nereiktų irgi taip labai bijoti ir stresuoti tokiose situacijose, nes kitą kartą tai gali galbūt ir padėti kažkokią problemą išspręsti, nes dirbant kolektyve, tu neišvengsi skirtingų kartų. Skirtingos nuomonės, skirtingos kartos, nerealiai ir skirtingos žmonių asmenybės, ne tik kartos. Taip, ir tu nenori susidursi su skirtingais charakteriais. Ir tas jau automatiškai užkoduota yra algoritmas jau, kad kils ginčai, kils diskusijos. Bet tik per aktyves diskusijas dažniausiai ir išsprendžiamos problemos, tie vadinami brainstormingai, kad tada ir atsiranda idėjos su diskusija ir netgi ginčių, bet ir tokiose situacijose reikia mokėti atstovėti savo nuomonę ir argumentuoti. Ir jauniems žmonėms reikėtų turbūt nepamiršti, kad nereikėtų to sureikšminti. Čia iš tikrųjų, smulkmenos yra. Kiekvienas žmogus, jisai mato viską skirtingai. Telepatija pas mus neveikia, kaip Eugenijus Laurinaitis pasakytų, mes nesuprantam vieni kitų telepatiškai. Mes turim šnekėti. Aišku, tiems kietakakčiams, pavadinkim, jiems irgi reikėtų galbūt suprasti, kad jiems tai natūralu, bet ne visiems tai yra suprantama. Kad galbūt irgi aš turiu labai gerų pavyzdžių darbė irgi, kaip kyla karštos diskusijos, tiesiog sprendžiama problema ir griežtesnis žodis. Ir aš nekalbu, kad ten kiksmų nėra, gink Dieve, nesakau. Ten tikrai viskas kultūringai, bet tiesiog kiekvienas žmogus nori parodyti savo argumentą, jo teisingumą ir automatiškai kyla toks ir pakeltas tonas, ir kad norisi, kad ir tave girdėtų. Ir tiesiog labai geras pavyzdys, kaip tokie žmonės pasibaigus diskusijai, arba kaip jie jau išsako visą tą savo argumentą, jie pabrėžia, sako,
jūs nesupykit, sako, tiesiog man tai buvo svarbu pabrėžti, aš tikrai noriu šitą problemą išspręsti ir tikrai dar kartą atsiprašau, kad pakeltų tonų kažką pasakiau. Ir tas padeda iš tikrųjų, esu matęs, kaip jauniems žmonėms tas dalykas padeda. Jie tada supranta, jie tada irgi atsileidžia. Jau nebe taip sureikšmino, kas čia buvo prieš tai, jau kaip ir dėlyt mygtukas ir liko tik informacija, ką žmogus norėjo pasakyti, bet ne tai, kad jisai tą pasakė pakeltų toną. Taip. Ne visą laiką reikia tą sureikšminti asmeniškai, nes daugelis žmonių priima asmeniškai, kad aš tau turbūt nepatinku, tu ant mane šauki tenais, nors galis ir nešauki, tiesiog sakau pakeltų tonų kažką kalbą. Kiekvienam žmogui tas pakeltas tonas gali turėti skirtingus decibelus. Taip, būtų. Vienam mano kalbėjimas galbūt atrodys, kad pakeltas tonas. Kodėl čia reikia? Taip, va. Tai ir nereikėtų to galbūt labai suosmeninti, bet jo, šitas dalykas turbūt jo reikėtų irgi lygiai taip pat kiekvienam savy paieškoti, kaip su tuo tvarkytis ir kaip tą spręsti. Čia yra savotiškas asmenybės ugdymas. Taip. Net ne inžinerinės kažkokios savybės, bet asmenybės ugdymas ir tokios savybės padeda ne tik, tarkim, sprendžiant darbinius dalykus, bet šiaip asmeniniam gyvenime visur nereaguoti ir žymiai ramiau žiūrėti į viską. Taip, tai tikrai. Asmenybės ugdymas tikrai svarbus. Inžinerija, kitaip tariant, be minkštosios dalies, turbūt irgi neveiks. Kalbėtis reikia. Jo, jeigu žiūrėsim tokiai kolektyviniai sampratai. O istorija rodo, kad žmogus, jisai sutvertas dirbti kolektyviškai, kaip ir tas pasakymas, ne, po vieną mes niekas, o visi kartu mes kažkas, mes jėga, ne, kaip irgi. Čia kažkaip į mintį atėjo tas paveiksliukas, kaip egiptiečiai piramidę statė. Taip, komandinis darbas, daug žmonių bendram tikslui susivienyje. Taip, ir tas ryžtas, ne? Nes neminėsim, kiek metų statė, ne? Taip, čia jau. Bet pastatė. Bet pastatė ir matom tą tokį, aišku, istoriniai faktai ten jų daug yra ir ten galbūt ne tiek, kiek žmonių ryžtas, bet kitos represijos formos egzistavo, tai kurios savotiškai padėjo pastatyti, bet galime performuluoti, paimti kaip konstruktyvą pavyzdį ir ryžtas, ne? Ryžtas ir disciplina, sakyčiau. Čia tas disciplina, tai tas kaip ir motyvacija, bet kai nejauti motyvacijos, tada turi būti disciplina, kad tu turi pareigą. Gal vienu momentu ta pareiga atrodys, aš čia nieko nebenoriu daryti, jau viskas, bet kitą dieną pasižiūrėsi iš kitos pusės ir suprasi, kad pakankamai tu tai per daug tirštom spalvom žiūrėjai. Tai galim sakyti, kad studentams labai pravartu ugdyti discipliną mokintis. Taip, pasirodo taip. Iš diskusijos taip akcentas turėtų būti skiriamas tam, taip išsivystė išvada. Ir čia turbūt būtų galima paminėti pavyzdį iš studijų. Labai geras pavyzdys, kuris ugdo discipliną. Tarkim, yra modulis semestro projekto arba baigiamojo darbo rengimas, kaip yra tarpinis atsiskaitimas už nebaigtą projektą. Taip. Yra puikus disciplinos pavyzdys. Taip, ir tada tu turi jausti tą discipliną, nežinai, kad tu turėsi atsiskaityti už tam tikrą darbą, turėsi tada įkelt, ką nuveikiai. Ir tada tikrai jau tas praverčia nebūti tipiniu studentu, kuris viską palieka paskutiniai nakčiai. Ir tokie dėstytojų, kaip čia pasakyti? Spaudimas ir sudarimas pačio modulio eigos, kad tie tarpiniai egzaminai yra tikrai padeda ugdyti būsimo inžinieriaus discipliną. Taip. Nes labiau disciplinuotiems studentams tai gali atrodyti kaip kažkokia sugalvota kontrolė, kuri galbūt yra perteklinė, bet dėja realybė tokia, kad ne visi studentai vienodai disciplinuoti.
Ir kaip minėjai, paskutinės nakties darbas. Tikrai atsimenu tokių darbų, tekę matyti per ne vieną prezentaciją. Iš karto matosi, kad jis buvo atliktas paskutinę naktį. Na, ta kokybė, tas darbas dėl darbo, dėl to, kad užsidėt varnelę, jis ko gero pačiam žmogui, pačiam studentui, vargu ar jisai neš džiaugsmą kažkokį. Ne? Bet kaip ir minėjau, iš pradžių tu turi būti ramus prieš save, kad padarai viską, ką galėjai, o jeigu tu pradedi daryti paskutinę naktį, tai vargu ar tu spėsi padaryti viską, ką tu iš tikrųjų gali ir kiek tavo kompetencija leidžia, kiek žinių turi. Tu negalėsi parodyti, koks esi gan gudrus, protingas. Taip, nes iš kitos pusės disciplinuotai rengiant projektinį darbą, galų gale tu parodai rezultatą, kokias žinias sukaupiai, kaip tu jas realizavai, kaip tu patikrinai, kaip tu atlikai bandymus, tyrimus, ne? Tu viską parodai. Ir čia galima iš tos pusės privesti, kad lygiai taip pat kaip darbdaviams reikėtų persilaužti ir šiek tiek suprasti šių dienų šiuolaikišką žmogų, pažinti ir jam iškelti tokius argumentuotus lūkesčius. Lygiai taip pat studentui reikia suprasti, kad jisai turi jausti tokią atsakomybę prieš darbdavį ir ugdytis tas žinias, na, kad nuėjus pas tą darbdavį, tu tikrai pateisintum bendros, sakykime, visos Lietuvos to švietimo sistemos, pramonės sektoriaus bendrą tą kolaboraciją, na, tą tokią, kad koreliuotų visą tai. Nes iš kitos pusės tai ir daugelį atvejų ir atsiranda tos bėdos, kaip studentas galbūt kažkur kažką netaip įsisavino gerai, kaip turėjo, darė paskutinės nakties darbą. O galbūt pas tam tikrą darbdavį tas labai svarbu, ką jisai praleido. Sakyčiau, čia yra 3 pagrindiniai veikėjai visam šitam inžinerijos kaip ir pasaulyje, tai būtų mokykla, universitetas ir įmonė. Universitetui svarbu, kad iš mokyklos ateitų moksleivis su dideliu žinių bagažu ir galėtų sėkmingai studijuoti, o įmonėms svarbu, kad ateitų paruoštas studentas. Tai viso šitos 3 objektai, 3 veikėjai turi bendradarbiauti tarpusavį ir tik tada bus inžinerija. Vėl stipri. Taip, vėl stipri, labai teisingai užbaigi mano mintį. Geras pasakymas, tikrai. Sakyčiau, šūkis neblogas. Šių dienų kontekste tinka, ne? Ir anglišką frazę galim pasakyti lietuviškai, ne? Padarykim inžineriją vėl stiprią. Make engineering great again. Yeah, that's for sure. Tai ačiū, Laura, tau, kad sutikai pasidalinti savo mintim, savo įžvalgom, savo praktiniais pavyzdžiais apie studijas, apie jaunų žmonių pritraukimą. Na ir labai tikiuosi, kad buvo tavo šis pokalbis naudingas. Na, o mūsų žiūrovai galės tikrai padaryti tam tikras išvadas, galbūt pasižiūrėti tą visą inžineriją kitaip. Na ir, kaip sakei, jie galbūt išgirs šitą šūkį ir pavartos per tokią amplua. Taip, man taip pat buvo gan įdomi diskusija, palietėm gan įdomias ir svarbes temas ir tikiuosi buvo ir žiūrovam įdomu žiūrėti. Ačiū tau. Ačiū tau dar kartą. O mes su jumis žiūrovai susitiksime ir kitose video, jų bus daugiau, taip pat bus daug kitų svečių, taip pat pasimatysite dar ir su Laura, bandysime modelį pateikti ir kitokiose amplua, bandysime apsilankyti taip pat ir įmonėse, neapsibrėžiam viena kažkokia tais vieta, na ir tikrai prižadame jums daugiau įdomaus turinio, kitų taip pat įdomių pašnekovų. Na, o šiam kartui su jumis atsisveikinam ir linkime geros savaitės. Iki. Iki.